Ką Europa išgyveno po Antrojo pasaulinio karo ir kokie ji tapo šiandien? Žymus istorikas Tony Džadas, tyrinėdamas sudėtingus Europos šalių santykius, jų socialinius, ekonominius ir kultūrinius pokyčius, atsakymų ieško knygoje Pokaris. Kodėl Europa taip pasikeitė? Kodėl jin tapo kitokia Europa? Kodėl iš tokio konfliktiško, konkuruojančio, besipykstančio, besimušančio ir kariaujančio žemyno jį tapo tuo, kas, tiesą sakant, yra labai patrauklu, visi nori bendrauti arba ten kaip nors prie tos Europos prisiglaust. Tai vat šitą temą, manyčiau, yra pati svarbiausia. Knygoje istorikas atskleidžia net 40 mečius tyrinėto šiuolaikinės Europos analizę, talentingai įkomponuodamas skirtingų įvykių panoramą: Sovietų Sąjungos žlugimą, Europos Sąjungos iškilimą, čekų kiną, The Beatles, ar pateikdamas naujų faktų apie tokias asmenybes kaip Silvio Berlusconi. Aš manau, kad ją bus įdomu skaityti ir bus įdomu skaityti keliais aspektais. Tai viena vertus, kad čia iš tikrųjų yra įdomių faktų. Kai kurie galbūt bus žinomi, kai kurie mažiau žinomi, o kai kurių gal nežinos. Bet tokio tipo studijose, sintetinėse studijose yra svarbus autorius, jo požiūris. Kaip jis vertina, ką jis mato čia svarbiausia, ką išskiria, kodėl išskiria. Tai va tuo įdomios yra tokio sintetinio pobūdžio knygas, sunku galbūt skaityti vien dėl to, kad jos storos yra labai. Tad ar šis didžiulis veikalas įkandamas paprastam skaitytojui? Manau, kad taip, jin tikrai yra įkandama ir bus įdomi, nes parašyta tokiu gana lengvu stilium. Ir matyt sąmoningai tai buvo pasirinkta vengiančiai įvairių nuorodų, tokio galbūt kartais per didelio akademizmo, o vat pabandyti skaitytojai savo tą pagrindinę mintį įrodyti ir jam kaip nors išaiškinti. Jo labiau, kad pati prieiga jo, kuomet bandoma ne tik politinė istorija rašyti, socialinė, ekonominė, bet ir kultūros istorija, intelektinė istorija. Tai čia daug kas ras savo tikrai įdomaus ir netikėtų.